Round one. Fight! SR Melon. SR Melon. Wow. Tu žinai, kiek čia cukraus yra? Tu neužmigsi naktį. Nors aš tau parodysiu, kiek yra cukraus, pavyzdžiui, čia šitam kisieliui ir kiek yra gaiviuosiuose gėrimuose. Einam, parodysiu. Tiek cukraus yra vienoje kisieliaus stiklinėje. O tiek cukraus yra vienoje gaiviojo gėrimo stiklinėje. Kaip matome, cukraus saldžiuose gėrimuose tikrai labai daug. Jo. Ir juos derėtų gerti ne taip dažnai. O iš viso mums to cukraus reikia ar ne? Šiandieną svečiuojuosi pas Viją, kitaip žinoma kaip cukraus ekspertę. Ir turiu paruošęs keletą klausimėlių. Cukrus yra tiesiog skanu, žmogui jis yra visiškai nereikalingas, žmogui yra reikalingi angliavandeniai, o dažniausiai tai yra sudėtiniai angliavandeniai, kurių gausu yra vaisiuose, daržovėse, pilnagrūdžiuose miltuose, duonoje ir visokiuose kitose dalykuose, kurių vaikai nelabai mėgsta. Kodėl reikėtų valgyti mažiau cukraus? Cukrus turi tokių visokių keistų šalutinių savybių. Jisai gali sukelti nemigą, panikos priepuolius, svorio augimą. Vaikam gali tekti sunku susikaupti pamokose, sunku gali būti užmigti vakare, o paskui atsikelti su gera energija ir nuotaika iš ryto. Daug cukraus turintis maistas apskritai turi tokią labai keistą savybę. Jisai gali sujaukti mūsų mitybos režimą ir sukelti keistus alkio svyravimus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad tuo metu, kai reikia atsisėsti ir sveikai pavalgyti, dažniausiai ką padaro mama, nesinori, nes nėra apetito, bet netrukus po to kyla nevaldomi alkio priepuoliai, kai norisi prisivalgyti įvairių nesveikų produktų. Yra tokių įdomių dalykų šitam pasaulyje kaip kokoso cukrus, yra medus, yra klevų sirupas. Vėlgi, visi šitie dalykai yra taip pat cukrus, tik tai kitam pavidale, todėl jais piknaudžiauti nereikėtų. Bet tai bet kokiu atveju yra sveikesnės alternatyvos, kurios nedaro tokių neigiamų ir žalingų poveikio sveikatai. Jeigu tikrai jau norisi kažko labai saldaus, visą laiką gera alternatyva yra suvalgyti vaisių. Žinoma, prieš tai nusiplovus galima suvalgyti džiovintų vaisių, bet vėlgi nereikėtų su jais piknaudžiauti, nes džiovinti vaisiai taip pat turi nemažai kiekį cukraus savyje nemažą, nes nereikia galvoti, kad jeigu cukrus yra sveikesnis, kad jo galima valgyti bet kiek. Vis tiek saldų maistą bet kokiam pavidale reikia riboti. Ribosiu. O ką reiškia, kaip ant etiketės parašyta be pridėtinio cukraus? Ką reiškia be pridėtinio cukraus? Tai reiškia, kad į produktą, kepinį arba gėrimą nėra įdėta nei kruopelės, balto cukraus, medaus arba kito saldiklio, kuris yra saldus. Jeigu randam tokį produktą su tokia etiketė, tai čia jau yra liuks. Jeigu randame produktą, kuriam etiketė yra užrašyta be pridėtinio cukraus, reiškia visas saldumas, kuris yra tenai, yra iš natūralių sudėtinių ingredientų, kurie yra viduje. Galbūt ten yra obuolių, galbūt ten yra riešutų, kurie irgi turi cukraus truputėlį savyje, bet pridėto cukraus ten nėra nei kruopelės. Man viskas aišku. Ačiū. Per šventes valgome labai daug saldumynų, bet nuo vieno karto metuose nieko blogo neatsitiks. Tik žinoma, nereikėtų persistengti.